Anksčiau, kai mes susipažinom, Romas buvo miškininkas, dabar net nežinau. Vienas dievas žino, kas dabar žinomas. Dabar tvarkdarys pasidarė. Kebra, prikabinkite tą plakatą, tada aš jau vylysiu. Kas nors. Man netrukdo, aš galiu pradėti. Labą dieną visiems. Аллилуйя, поплоким. Nu va, tvarka. Dabar turėjau laiko biškai prisiminiau. Ir dėl to ir pokai. Prisiminiau, kad pirmą gyvenimą liudijimą liudija Rūdį Kaune. Šitam pačiam viešbutį, bet dar prieš remontą, nes visai kitaip atrodė, ten, man atrodo, kitam gale buvo salė. Ir aš tada nežinojau dar, nei kas yra dvasios krikštas, nei kas yra liudijimas iš tikrųjų. Tiesiog mane Dievas buvo pagavęs šitą bendriją, pagavęs tokioj sunkio gyvenimo situacijoje iš tikrųjų. Aš buvau skeptiškai nusiteikęs bet kokių susirinkimų ne bažnyčioje atžvilgiu. Maniau, kad tai visokios sektos, subandyta ir vagys čia renkasi kitai. Bet gyvenimas rodė, kad aš kažką pradėjau jausti, pradėjo keistis mano reikalai, taisytis. Ir aš taip, ne taip staigiai kaip kiti dauguma vyrų, bet metodiškai po truputį pradėjau suprasti, kad Dievas iš tikrųjų nėra toks dedukas ant debesio, kaip Remigijus pasakoja, ir aš tai galvoju. Bet jis yra tas, kuris man padeda gyventi kiekvieną mano žingsnį. Bet aš tada pasakojau, tada aš nežinau, neturėjau 10 metų kelio, kurį dabar turiu bendrijai. Aš tada tiesiog turėjau tą savo liudijimą, kaip aš pirmą kartą susidūriau su Dievu, kaip jis mane prisilietė prie manęs, ir aš dabar tą patį papasakosiu. Trumpai, gal man tas pačiais žodžiais nepavyks, aišku, pasakyti. Tai buvo dar 6 metai net prieš bendriją. 1997 metais aš, kaip Algis sakė, būdamas miškininku, dirbau gilininkų, šalčininkų urėdijai, važinėjau į darbą iš Vilniaus ir miškininkai turi labai daug, sakiau, gerų savybių. Ir nelabai gerų. Ja, tai aš buvau labai geras žmogus, aš visiems kaimiečiam malkų duodavau. Nemuždavau aš šitą prasme. Bet malkų normaliai, iš valstybinio miško tikrai, nemokamą. Ir kas ateina, kad babutė paverkė, sako, man čia reikia, neturiu artimųjų, jiems ar taip nori. Negaila, aš galvoju, kad aš geras žmogus. Ir visi tai man taip sakė, ir mes tada vienos gerą darbą susirinkdavom švęsti ir švęsdavom savaitę paprastai. Mūsų savaitę laiko. Pagarim. 2 krautuvės tam kaime buvo, šnapsas pasibaigdavo kai kada, nespėdavo jį atvežti, nesureagavo į rinkos poreikius. Nu ir taip aš dirbau, maždaug savaitę dirbu, po tą savaitę švenčiu. Kada gerai dirbi, tai galima savaitę ir pašvęsti, ne? Ir po vienos tokios savaitės, birželio 22 dieną prieš Joninės čia, jau visi išeiginės buvo, penktadienis, ruošiasi Joninės švęsti, aš jau po savaitės šventės važiuoju namo. Nu, toks visas pachmėlinas. Ir staiga girdžiu balsą. Nu, sako Andras balsas, Ramutis, jeigu taip toliau gersi, neteksi tu to savo darbo, neteksi šeimos ir gyvensi kariotiškais. Nu, geras galvoju, sustojau, galvoju, reikia išsiaiškinti dabar. Aš čia man šneka, mano mintis, kas man šneka. Čia aš taip sakau, kada geriu, kada ant stalo daug užkandos, po stalu 2 dėžės degtinės. Aš sakau, kaip radus, man sakau, gyventi neįdomu, intereso tokio neturiu. Nu, žudyti, sakau, nenoriu, bet čia gyventi neįdomu. O, pagarsiu vis gal ir nieko. Neturėjimo ką veikti. Bet iš tikrųjų, aš jau sėsdamas gerti, visą laiką žinodavau, kas man bus. Kaip man bus neskanu, kaip bus šlikštu, kaip aš
apsimyšiu, kaip aš gyvensiu savaitę laiko nežinia kur. Aš žinau viską į priekį, visą panoramą mačiau. Ir aš sėdausi prie stalo ir gėriau. Ir dabar tas balsas man sako, kas mano mintis dabar. Kitas dalykas, mintis aišku, kad man žinomas. Kariotiškas, kas nežino, tai yra sąvartynas, netoli Vilniaus, uždarytas dabar. Milžiniškas sąvartynas, aš ten esu buvęs, ten iki horizonto, kad žiūri šiukšlės, ir ten pumžiai gyvento. Antras dalykas, kad tame balse buvo, kad tas pats balsas, šalau broliai. Mano kompleksas brolis atėjo, negaliu nepasisveikinti. Antras dalykas, kad tas balsas buvo begaliniai švelnus. Jis netgi nebuvo toks švelnus kaip švelnus, jis buvo toks iš vis, toks, nežinau, toks pukinis koks tai. Ir ne tai, kad aš jį girdėjau, tas daroja, kad tas balsas yra iš manęs eina ir aplink mane jisai aplūgia. Tokia kaip, kad aš tam balse esu, toks jausmas susidarė, labai keistas jausmas. Dėl to man ir kyla visokių tokių abejonių. Ir dar vienas dalykas, tokia savybė, kuri lydėjo šitą tekstą, reiškia, kad aš lyg už to balso, už to buvimo tokio švelnaus tokia, pajutau tokią, lyg už nugaros savo, dabar šurpuliai irgi eina, kaip pasakoju, tiesiog tokia begalinė jėga. Bet tokia jėga, kokios aš iki šiol nebuvau susidūręs ir neįsivaizdavau. Nei jokiose fantazijose, nei literatūroje, nei kažkokios tai asociacijos aš panašių neturėjau. Tai jėga atrodo tokia begalinė ir tas tekstas, jis jau tapo nebe mano mintimis prie stalo, bet neišvengiamų dalykų. Aš tai kas suvokiu, kad taip ir bus. Ir jokių nėra šansų kažkaip kitaip įtakoti situaciją ir niekaip kitaip pakeisti. Ir iš paskos atėjo suvokimas, kad tik tai Dievas gali turėti tokią lemiamą jėgą. Visą tai truko, ko gero, labai mažą dalį sekundės. Aš jums čia pasakoju 5 minutės. Bet negaliu greičiau ir aišku, ne viską perteikiau. Kaip tas girdisi Dievo balsas. Aš nebejoju, kad tai buvo Dievo balsas. Aš po to pradėjau išsigandau, pradėjau melstis, verkti, melstis ir aš taip meldžiausi 2 mėnesius realiai, kur tik būdavau vienas, aš melsdavausi, ypač mašiną važiuodamas ir visokiausių išgyvenimų patyriau. Aš tiesiog man neužteko maldų, kurią žinojau, kelias tas tekstinės maldas. Aš pradėjau neaiškiais garsais melstis, aš atsijungdavau maldoj, praktiškai netekdavau sąmonės. Ir aš kažkaip manęs tas negazdino, aš nežinau, kas tas yra, bet manęs tas negazdino, tiesiog aš meldžiausi ir prašiau Dievo, Jėzaus Kristaus, kad jisai atitolintų nuo manęs alkoholį. Daugiau aš nieko neprašiau, nemačiau kitų problemų gyvenime. Labai kvailas buvau. Nes pasirodo, kad alkoholis čia tik tai vizualinė problema. Visos kitos yra daug didesnės ir didesnės. Bet aš taip meldžiausi ir viskas taip įvyko. Vieną rytą pažiūrėjau į Girinikiją, niekai nesuprantu, kas čia darosi. Bet aš žinau, kad ten atvažiavau, kur aš važiavau. Ir tas pastatas lyg tai, aiškiai, kad tas pats, bet jis beveik nebetrodo. Forma, siluetas tas pats, bet spalva kita, atspalvis kitas. Durys buvo melsvos, dabar žalsvos, kvapas visai kitas nuo jų, šulinys kitaip atrodo, kelias buvo žvyras, rūtas, dabar koks tai galsas pasidarė vėl. Aš čia galvoju darosi, jau turbūt stogas nuvažiavo. Lipu į raštinę, ten apačioje žmonės gyveno, ten virtuvės kvapai tokie vėl, jie tokie nematyti, neuostyti, ir sėdžiu toje raštinę ir galvoju, ką čia daryti. Staiga prisimenu tokią informaciją, skaičiau dar senais mūsų laikais gyvenime, žurnale Mokslas ir gyvenimas. Ten rašė, kad alkoholis smegenyse laikosi 40 parų. Aš skaičiavau, buvo 42 diena po to, kai aš negeriu. Aš nusprendžiau, kad čia toks efektas yra. Kai alkoholis išeina iš tavo smegenų, pasikeičia pojūčiai. Nežinau, ar kiti kas nors gyvena tokį dalyką. Ir dar po mėnesio aš supratau, kad aš nesupratau tai, ką aš dabar nepasakysiu, bet tai buvo iš tikrųjų. Nes aš nežinau net tokių terminų. Laisvas, nelaisvas, Dievas išlaisvina, aš nežinau. Aš tiesiog paragavau alkoholį, aš, neprisigėriau, aš daug išgėriau, neprisigėriau ir kitą dieną toliau negėriau. Tai man čia buvo stebuklas. Nes kad aš negerčiau jau 3 dienas, tai taip niekada nebuvo. Būdavo mėnesį, dar daugiau. Ir aš tada aš supratau, kad aš laisvas. Kad aš galiu gerti, galiu negerti, galiu atsisakyti, galiu išgerti taurelę, 20 gramų, 100 gramų ir viskas.
Tai va, tai tokia buvo pažintis mano su Dievu. Iš tikrųjų, aš nebuvau savo vartinęs, kad turiu problemą su tuo, savo tokiu gyvenimo būdu, su alkoholiu. Aš net negalvojau tada, kad galima kreiptis į Dievą su tokiais prašymais, nes nemanau, kad jis mano gyvenime kažką gali padaryti. Ir nežinojau, kad po to, kas vyko, tas mano maldos, garsai tiek, kad yra maldos kalbomis, kad tas dvasios sąmonės netekimas, tai šventosios dvasios krikštas ir taip toliau, aš nieko nežinojau. Bet viskas tiesiog įvyko. Dėl to aš tai liūdimą šitą vietą ir pabaigsiu ir tokia tik tai noriu jums atkreipdėmėsi į tai, kad iš tikrųjų viešpats veikia net ir taip, net ir tada. Net ir nežinia kodėl. Jisai pats pas ją atsirenka. Kada, kur, kam ir kam duoti ir kokiu būdu veikti. Aišku, jeigu aš neprašiau Dievo, nereiškia, kad neprašė mano mama, mano senelė ar senelis, aš nežinau, kaip tos visos santykių su Dievu ontologijos ir dabar aš negaliu kažką pamokslauti, bet aš tik tai supratau, kad Dievo meilė yra begalinė. Ačiū.